Taigi va štai atrodo darbas Belgijoje. Matot, jų technologija truputį skiriasi nuo mūsų. Jie palei perimetrą iš pradžių prisuka tokius medinius tašelius, o vėliau jau prie šitų tašelių tvirtinamas pats profilis. Šiame objekte pagrindinė užduotis yra padaryti akustiką, pagerinti patalpos akustiką. Toj pusėje jau yra užtemptos lubos su akustiniam paneliam. Palyginimui, kad suprastumėt, kaip viskas tai atrodo, įkelsiu į šitą video, kaip skiriasi akustika ir garsas su akustiniam lubom ir be jų. Taigi, kaip matome, štai taip atrodo prikabintos akustinės panelės. Jau galite pastebėti, kad jau žymiai yra pagerėjęs patalpoj garsas, kadangi jisai yra slopinamas būtent va šitų panelių dėka. Toks sprendimas yra puikiai tinkantis ypač jautriems žmonėms arba kino salėms, kino studijoms, garso įrašo studijoms. Tai va, žinokit, kad tokios galimybės yra. Palyginimui tuoj parodysiu, kaip atrodo garsas čia. Ir kaip matome, kaip jis čia iš karto atsimuša nuo lubų esant šitoj patalpoj. Aišku, kad akustinės savybės garso dar pagerės, kai bus užtemptas tekstilės audinys. Tai va.